Labas vakaras, smagu ir vėl šį vakarą su jumis pasiplėpėti, pasišnekėti. Pradžioj prisistatysiu, esu Tomas Kesminas, šiandieną turime FitPlano temą apie fizinį aktyvumą, apie jo naudą. Tai esu paruošęs skaidrės, bandysim tuoj su jumis gražiai pasidalinti jomis. Ir ką, taigi, sveiki mėlyjeji, taigi trumpai apie save. Esu Tomas Kesminas, klaipėdietis, pusamžis vyras, daugiau nei 20 metų dirbu sporto klubo vadovu, esu FitPlano įkūrėjas, sertifikuotas jogos instruktorius. Taip, taip, esu nemažai laiko praleidęs su Šivanandos jogos vienuoliais ir teko ir tokią patirtį turėti, o kartu su žmona Kristina, trenerė, kineziterapeutė, kasdien gyvename tuo, apie ką kalbame, kuom dalinamės. Taigi šiandien trumpai ir aiškiai noriu jums papasakoti, kamgi reikalingas tas fizinis aktyvumas ir kokia jo nauda. Ir žinoma, kaip bei ką valgyti prieš treniruotę, ką po treniruotės. Ir šitas smagus vaizdelis, tai yra iš mūsų pandemijos metu ilgų priverstinių atostogų kartu su sūnum Tenerifei, surfinam bangas, kaituojam, tai šiek tiek tos ir asmeninio to archyvo nuotraukų pasidalinsim, parodysim. Na, o dažnai žmonės galvoja, kad rezultatus lemia tik tai sportas, tačiau iš tikrųjų apie 80% sėkmės priklauso nuo mitybos ir tik 20% nuo fizinio aktyvumo. Taigi 100% sėkmės formulė yra tai, kad mes sportą su mityba derinam ir mitybai duodam prioritetą. Ir galite sportuoti kiek tik norit, bet jeigu mityba nėra subalansuota, nėra tvarkinga, jūsų kūnai negaus to, ko jam reikia. O kai mityba sutvarkyta, net ir lengvas fizinis aktyvumas duoda puikius rezultatus. Todėl viskas prasideda nuo virtuvės, o sportas tik sustiprina efektą. Fizinis aktyvumas mums su žmona nėra šiaip nuobodus darbas, tai mūsų pašaukimas, mūsų kasdienybė, mūsų gyvenimo būdas. Ir įsidėmėkite, kad fizinis aktyvumas tai nėra kažkoks ten ypatingas sportas, tai bet kokia fizinė veikla. O norint pasportuoti, tikrai nebūtina būti sportininkais. Na, gyvenimo būdas pagal FitPlaną tai yra mūsų su Kristina kasdienė rutina. Jeigu gyvename, jie mes dalinamės ir nuoširdžiai tikime, kad jinai yra lengvai suprantama ir prieinama visiems. Tikiuosi, kad šiandieną pavyks jūs įkvėpti, pažvelgti į fizinį aktyvumą kitų kampų pagal FitPlaną, kaip vieną iš naudingiausių, o dažnai ir visiškai nemokamų investicijų į save. Pasižiūrėkit, judėti galima įvairiai. Lipti laiptais, vaikščioti, bėgioti, žaisti tenisą, šokti, plaukti, važiuoti dviračiu, mankštintis, daryti jogą ar pilatesą. Nesvarbu, pasirinkite bet ką, kas jums malonu, kas jums patinka, kas jums galėtų teikti malonumą. Galbūt pirmą, antrą užsiėmimą ir neteiks to malonumo, bet laikui bėgant tikrai susiformuos tas įprotis ir jums taip labai labai patiks. Svarbiausia, ne ką darote, o kad judate su malonumu ir tai darote nuosekliai. Nes kiekvienas judesys tai yra dar vienas žingsnis link stipresnio, sveikesnio, laimingesnio savęs. Na ir sportas lavina ne tik kūną, bet ir charakterį. Reguliarus fizinis aktyvumas gerina ištvermę, koordinaciją, lankstumą, greitį, fizinę jėgą. Būtent tas savybės, kurios reikalingos kiekvienam iš mūsų kasdienybėje, mūsų gyvenimuose. Taip? Ir kągi sportas mums duoda, be to jaunystės eleksyro, be to dopamino, serotonino, be tų laimės, džiaugsmo hormonų. Na, visų pirma, tai daugiau energijos ir geresnė nuotaika. Sportuojant, organizmai išskiria tuos vadinamus laimės džiaugsmo hormonus. Ir būtent jie suteikia motyvacijos ir vidinės stiprybės. Na ir norint prisijauginti tą sportą kasdienai, šiek tiek užtrunka. Įprotis formuojasi palaipsniui, maždaug per 2-3 mėnesius. Tai tikrai tokia rutina, kuri neužima daug laiko įpročiams susiformuoti ir kūnas pats pradės prašytis judėjimo. Tarsi norėtų pasisemti energijos, tarsi norėtų tos geros savijautos. Ir sportas taip pat didina labai pasitikėjimą savim. Žmonės, kurie juda reguliariai, jaučiasi daug tvirčiau, daug labiau pasitikė savim. Ir tai tikrai atsispindi visur, tiek darbė, tiek santykiuose su artimaisiais. Trumpai tariant, sportas keičia ne tik kūnus, bet ir gyvenimo kokybę.
Na ir šiek tiek norėčiau irgi pasidalinti tuom, kad kaip tai tą sportavimą, tą fizinį aktyvumą reikėtų rinktis, reguliuoti. Nagi, pagal fit planą mes turėtumėm 15 minučių kasdien skirti aktyviai fiziniai veiklai, aktyvesniai. Tad raskite per dieną, prašau, 15-30 minučių pajudėti pagal savo amžių, pagal savo tikslus ir galimybės. Pradedantiesiems rekomenduojame nuo ėjimo, siekiamybė yra 10 000 žingsnių per dieną. Vėliau padidinkite tempą, žingsniuoti galima lėtai, intensyviau, galima šiaurietiškas lasdas pasimti, jau nekart turbūt esat matę, pastebėję. Ir kas 10 000, kam yra didelis vargas, gal kažkurie turi didelį viršsvorį, tai galite 7,5 tūkstančio žingsnių surinkti, mobiliai telefonai viskai skaičiuoja, vienas malonumas vaikščioti. Na, norintiems numesti svorį, rinkitės kardio treniruotės, jos gerina širdies veiklą, degina riebalus. Jėgos treniruotės jau paskirtis kitokia, jau stiprinami raumenukai, stabdo senėjimo procesus, gerina laikyseną. Ypač jos svarbios yra nuo 40+ metų amžiaus grupės žmonėms. Na, o pilatesas, joga, tai puikiai tinka lankstumui lavinti, vidiniai pusiausvyrai. Svarbu, kad pradėtumėt nuo mažų žingsnelių, nepersistenkit. Per dideli tikslai sekina žmonės, demotyvuoja, o motyvacija ateina su pirmaisiais rezultatais. Pavyzdžiui, pirmą savaitę padarykite 50 pritupimų kasdien. Antrą savaitę jau šiek tiek pakelkite kartelę, darykite po 100. Trečią savaitę po 150. Jeigu turite antsvorio, pradėkite nuo ėjimo. Neforsuokite su giliais įtūpstais pritupimais, darykite tai atsargiai. Kurie turite lygų rizikos kažkokių tai faktorių, tai pasitarkit su sporto specialistais, savo gal šeimos gydytojais, terapeutais. Žodžiu, krūvį didinkit palaipsniui. Na ir labai svarbu išlaikyti tą balansą tarp mitybos ir aktyvumo. Tad tai yra kelias vadinamas į ilgalaikius pokyčius. Na ir ką norėčiau dar išskirti ypatingai, tai paminėti vieną paprasčiausių ir visiems prieinamų ir labai veiksmingų pratimų, tai pritupimai. Atrodo toks paprastas judesys, bet jo nauda yra milžiniška. Tai pabandžiau šiek tiek atvaizduoti ir noriu paaiškinti, kad visų pirma, pritupimai stiprina kojas, sėdmenis, visą kūno pagrindą, todėl gerėja laikysena. Norėtųsi, kad dar tą moteriškaitę čia patupčiotų, kol pasakoju, tai paleidau. Todėl gerėja laikysenas, sąnarių stabilumas, bendras tonusas. Antra, tai pritupimai aktyvina limfos tekėjimą ir tai yra labai labai svarbu mūsų imunitetui, nes limfos sistema neturi siurblio, kaip širdis, kaip kraujotakos sistema turi širdį, kuri širdį visą pumpuoja, cirkuliaciją skatina, o limfa neturi. Taigi tie raumenys, kurie susitraukia, atsipalaiduoja, to darbo metu skatina limfą cirkuliuoti, todėl tai cirkuliacijai reikalingas judesys. Kiekvienas pritupimas padeda išjudinti organizmo valymosi sistemą, tai vadinama kanalizacija. Ir trečia, pritupimai naudingi širdžiai. Atliekant juos didėja kraujotaka, stiprėja širdies raumo, gerėja kraujagyslių elastingumas. Tad net po keliasdešimt pritupimų kasdien jau yra puikiai investicija į jūsų sveikatą. Matot, kaip kojos, tie keturgalvis, dvigalvis raumuo yra vienos didžiausių raumenų grupių, tad jas apkrauti su pritupimu yra labai lengva, nesudėtinga ir tikrai yra saugių rekomendacijų, kaip tai padaryti. Na, kad jums būtų lengviau planuoti savaitę, aš noriu jums priminti, rodau grafiką, kad turime aišku fit plano pokyčių iššūkio tvarkaraštį, kas kokiom dienom vyksta. Ir čia galit pasižiūrėti, kada galit pasimokyti kažko naudingo, pasiklausyti vienos kitos pamokėlės, pasportuoti, pasisemti žinių. Visos 15 minučių GetFit treniruotės rasite antradieniais, savaitgalio iššūkiai, irgi puikus būdas palaikyti savo fizinį aktyvumą ir pasijausti fit. Ir būtent pritupimų iššūkis irgi yra rodomas vieną iš savaitgalio dienų, šeštadieniais, sekmadieniais, jau ten įvairiai, tų iššūkių mes turim pačių įvairiausių. Tad tai tikrai ne apie tai, kad tai vienos dienos iššūkis, tai galite taikyti kiekvieną dieną. Fit iššūkį pamatėt, pristatymą, išgirdote, kaip teisingai jį reikėtų daryti ir tarsi galite į kasdienę savo rutiną įtraukti. Na ir
Pereinam tada prie baltyminių produktų, šiek tiek papasakosiu, ką, kada, kaip vartoti. Labai svarbu yra aptarti mitybą prieš ir po treniruotės. O sportuojant ypatingą dėmesį reikia skirti baltymams, nes jie yra visose kūno audinių struktūrose, raumenyse, kauluose, odoje, plaukuose ir dalyvauja beveik visose fiziologinėse funkcijose. Tiek hormonų gamyboje, tiek fermentų gamyboje, imuniteto veikloje, todėl baltymų mes turime gauti visos dienos metu. Taigi, prieš treniruotę, jeigu valgote įprastą maistą, darykite tai 2 valandas prieš sportavimą. Čia idealus patarimas. Vėliausiai valandą prieš, tada jau turi būti lengvai viršinamas maistas, kad spėtų maistas susivirškinti. 60% angliavandenių suteikia energijos, o 30-40% baltymų padės apsaugoti raumenis. Tokios yra maisto patiekalo rekomendacijos. Ir lengviausiai virškinamas ir daugeliui puikus pasirinkimas tai yra Herbalife Formulė 1 kokteiliukai. Jau visi žinot, visi puikuojatės, mėgaujatės ir baltyminis kokteilis gali būti išgeriamas 40 minučių prieš treniruotę. Jis suteiks ir energijos, ir neapsunkins jūsų organizmo virškinimo sistemos ir leis jums produktyviai treniruotės. O po treniruotės geriame Rebuild Strength kokteilį, jis jau toks jau sportui labiau skirtas. Apie jį šiek tiek aš papasakosiu, bus atskira skaidrė. Ir galima, žinoma, ir mūsų tą patį Formulė 1 kokteilį gerti, 45 minučių bėgyje, apie kurį mes daug žinom, bet apie Rebuildą, tą sportinį kokteilį aš jums šiek tiek vėliau papasakosiu. Dar noriu trumpai jums irgi pristatyti Liftoff šnypšiančias, tokias putojančias tabletės. Tai atidarysiu, kaip čia atrodo, tai yra tokios kapsulės, gėrimas, koncentruotas ir mes jį vadinam Herbalife Red Bulliu. Aišku, jos yra daug sveikesnis ir produktyvesnis produktas negu Red Bullis, nedarantis jokios žalos. Tad žinot apie jį būtina. Būna tokių dienų, kad jaučiatės visiškai išsekę, pavargę, dingsta motyvacija, dingsta energija ir kai sako, išgelbės tik Red Bullis, nes nuo Red Bullio auga sparnai. Ne, žinokit, auga sparnai ir nuo Liftoffo. Ir nuo Liftoffo mes rekomenduojam kitą sprendimą, būtent tą Liftoffą, būtent šitas šnypšiančias tabletės. Jis nuostabus yra tiems, kurie ypač jaučiat popietinį nuovargį, arba dirbat protinį darbą, arba ruošiatės treniruotėje, bet jėgų jau kaip ir daug nebeturite jai. Ir kodėl būtent Liftoffas, o ne Red Bullis? Nes tai ne šiaip energija cukrus, bet tikras vitaminų ir antioksidantų šaltinis. Vienoj tabletėje yra visos dienos vitamino C norma. Jis mažina nuovargį, palaiko normalią nervų sistemos veiklą, padeda širdžiai, raumenims dirbti sklandžiai. Ir tai yra mūsų energijos ritualas, kuris mus greitai ištraukia tos nuovargio duobės. Na ir patarimas būtų toks, kad gerkite jį likus 1 valandai iki treniruotės. Čia idealiu atveju. Ir pamatysite, kaip energijos lygis pakyla 2, 3 ir keleriopai daugiau. Šnypšianti tabletė tik 10 kalorijų, o turi 75 mg to kofeino. Pažiūrėkit, irgi yra pavaizduota Red Bullio analogai ir kiek jame cukraus yra. Ir pabandykit, išbandykit ir pasimėgaukit Liftoff šnypšiančiomis tabletėmis. Dar vienas produktas tai Nightworksas, sukurtas Nobelio premijos laureato Luigi Ignaro. Kamgi jis skirtas? Toks konteineriukas, jis nedidelis, irgi leiskit savo prabangą išbandyti, poveikį pajausit labai greit. Kam jis skirtas, tai maisto papildas, kurio nauda yra itin plati. Jeigu trumpai, jisai skatina azoto oksido gamybą. O azoto oksidas padeda kraujagyslėms tapti elastingesnėms, pagerina kraujotaką, širdies veiklą. Taigi jisai idealiai tinka vartoti vakare, nes kraujotakai palaikyti, bendrai savijautai, miegant ir dienos metu, padeda raumenų atsistatymui po fizinio krūvio. Taigi, jeigu siekit geresnių sportinių rezultatų, šį produktą galima derinti su Rebuild Strength kokteiliu, jėgas atstatančių, energiją papildančių. Tokia kombinacija padeda greičiau atsigauti po treniruotės ir pasiekti daug aukštesnius, ypač sportinius rezultatus. Kaip jį pasigaminti? Tai į stiklinę vandens tiesiog įdedam šaukštelį, 2 šaukštelius, pasižiūrėkit, rekomendacijos bus parašytos ir
ir pamatysit, kaip pajausit tą poveikį. O jeigu miksuosite su rebildu, su to kokteiliu, tai 5 šaukštai šito kokteilio ir 2 šaukšteliai Nightworkso, matavimo šaukšteliai Nightworkso. Ir volia, mes jau turime skanų šokoladinio skonio, su lengvu tokiu rūgštesėliu sportinį, maistinį jėgas atstatantį kokteilį, kurį vėlgi, primenu, rekomenduojame išgerti 45 minutės po treniruotės. Ne? Na, dar vienas naujas yra produktas mūsų rinkoje Pabaltijoje atsiradęs Herbalife, tai Herbalife Prolong energetinis gelis. Va, yra tokia dėžutė. Čia yra 10 tokių paketėlių, tokiuose va maišeliuose, jeigu eina įžiūrėti, va, labai patogu su savim kažkur va pasiimti, tai greitai energiją suteikiantis antplūdį tokį, padedantis palaikyti formą per ilgas treniruotės, jis padeda papildyti išeikvotas angliavandenių atsargas, kurios yra pats pagrindinis energijos šaltinis organizmo. Energetiniai geliukai yra vartojami skirtingai, atsižvelgiant į individualius jūsų poreikius, kam jis ypatingai tinka, kam jie tinka. Tai puikiai tinka tiek profesionaliai sportuojantiems, tiek mėgėjams, ištvermės sporto tiems fanatikams, bėgikams, dviratininkams, tenisininkams, triatlonininkams ir visiems, kurie renkasi ilgas, intensyvės treniruotės. Kodėl verta juos rinktis? Nes greit papildo energijos atsargas, nes labai patogi yra forma, lengvai tokia smagi pakuotė, va tą kampelį nuplėšėt ir gražiai galima tokį uogienės konsistencijos tyrelę susipurkšti burną, kuri tikrai visiems patiks. Ir kada vartoti tą Prolong gelį? Ogi prieš treniruotę ar po treniruotės? Toks va klausimas. Tai pagrindinis yra toks patarimas, kad jeigu treniruotės trunka nuo valandos iki pusantros, va tokį laikotarpį, tai vartojama kem 5 minutės po treniruotės pradžios. Ne prieš treniruotę, bet būtent kem 5-60 minučių po treniruotės. Ir jeigu ta treniruotė truks ilgiau negu pusantros valandos, galima dar antrą paketėlį po 5 minučių išgerti. Taip jūs palaikysite savo energetiką, gerkite vandenuką, nes svarbu labai yra ir energijos tą visą skysčių balansą palaikyti. Na ir pereinam tada prie rebildo kokteilio. Tai mūsų vienas mėgstamiausių šokoladinio skonio jėgas atkuriantis kokteilis, sukurtas specialiai vartoti po treniruotės, ne prieš, ne per, bet po. Kodėl jisai toks svarbus? Ogi fizinio aktyvumo per pirmasias 40 minučių organizmui minučių metu būtina gauti tinkamų maistinių medžiagų, kad atsistatytų raumenų mikrotraumos. Tai yra natūralus teigiamas procesas, kuris skatina raumeninį audinio augimą. Taigi mes, kai sportuojam, tokios mikropažaidos raumenyse įvyksta ir va būtent šitą kokteilį geriant mes padedam greit atstatyti, sutvarkyti, padaryti tvarką ir kad atsistatytų mūsų prarasta energija. Ką mes gaunam vienoj porcijai šito kokteilio? 25 gramus aukštos kokybės baltymų, pieno išrūgų, kazeino, kuris aprūpins organizmą visom būtinom amino rūgštim. Gausite 18 gramų angliavandenių, energijos atsargom papildyti, na ir gausite 45% rekomenduojamos geležies normos. Tai geležis yra būtina raudonų kraujo kūnelių gamyboje, reiškia mūsų kraujodaroj ir deguonies pernešimui. Gausit vitaminų B ir C kompleksą. Nepamirškite, kad po sporto organizmas negauna pakankamai baltymų ir raumenų masė ilgainiui nyksta, jeigu negauna baltymų po sporto. Būtent dėl to mes ir geriame šitą būtent kokteilį. Ir ypač tai aktualu žmonėms nuo 40+ amžiaus, kai natūraliai pradeda mažėti raumenų masė, kaulų tankis. Būtent šitas kokteilis yra idealus pasirinkimas tiek sportininkams, tiek norintiems būti stipriais, sportuojantiems žmonėms, mėgėjams. Dar esu paruošęs tokią skaidrę, kad jūs pamatytumėte tokią atmintinę, kaip tos visus produktus galima derinti tarpusavyje, ne? Kada ką, kada su kuo galima derinti, vartoti. Na ir rekomenduojama visiems šitą skaidruolę nusifotkinkit, pasidarykite screenshotus ir pasibandykite, nes daug yra puikių naudingų produktų, bet apie pavienį kitą mes šitą žinom, bet va tas kaskadinis efektas, kai jie vienas kitą papildo, pastiprina, tikrai yra rimtas dalykas.
Na ir pabaigai kelis žodžius dar nuo savęs noriu pridurti, kad rūpinkimės savo kūnais, rūpinkimės tomis buveinėmis, optimizuokime savo svorį, rūpinkimės gerą savijautą, stenkimės atsikratyti, atsisakyti žalingų įpročių, palaikykime vieni kitus, na ir svarbiausia, pradėkime nuo mažų žingsnių, kad kiekvienas jų vestų mus į mūsų geriausią formą. Ir gyventi sveikai pagal fit planą tikrai yra lengva, prieinama, tad jei kyla kokių klausimų, būtent iš šitos galbūt temos, gal šiaip bendrai iš fit plano temų, tai visą laiką pasistengkite parašyti komentare, kažką atreaguosime, atsakysime greitai, kažką įdomesnius klausimus mes būna pakolekcionuojam, pakumuliuojam ir atsakome šeštos fit plano temos metu. Taigi, būkime sveiki, gyvenkime fit plano ritmu ir lauksiu jūsų komentarų. Ate.